Kelias į savirealizaciją, į tobulą Dievo pažinimą ir artumą veda per mirtį. Kuo labiau pasitikime Dievo pažinimu ir artumu, tuo labiau apsimariname. Tuo labiau mes atiduodame, paleidžiame ir pasiduodame. Ir vis labiau ir labiau įgyjame aiškų prioritetą – pasilikti Dievo sąmonėje. Šio pasaulio vyksmas, nors niekuomet nesiliaujantis, nebeturi mumise tiek autoriteto, nebeturi svarbos. Nes viso šio vyksmo ir forumo apsuptyje, visoje veikloje, mūsų dėmesys yra pirmiausia nukreiptas į esybę. Ir iš šios autentiškos patirties, iš šio atpažinimo, gimsta pilnatvė, gimsta ramybė, kurios pasaulis niekaip negalėtų duoti. Sugrįžtame į visako pradžią, į mūsų autentiškąją šerdį. Kiekvieną akimirką visa kūrinyje gimsta ir miršta iš naujo. Manome, jog tai, kas esame, ši asmenybė, šis protas, atmintis, yra nepaprastai tikra ir išlieka. Tačiau mūsų charakteris keičiasi, mūsų požiūris, supratimas. Vienos formos užleidžia vietą kitoms. Akimirka iš akimirkos mes mirštame tam, kas sena. Kad pažintume esybę, kuri yra gyvenimas, kuri yra gyvybė kiekviename mūsų. Turime mirti klaidingiems įsitikinimams, paleisti iliuziją. Turime atsiremti ant tuštumos pagrindo, pasitikėjimu ir patyrimu. Mirti mūsų praeities įpročiams, kurie nebuvo darnūs, pakeisti charakterį, asmenybę, yra gana aiškiai pastebimas dalykas, kai tai pereiname. Tačiau turime sugebėti paleisti subtilius dalykus, pastebėdami tai, ko laiko įsitvėręs protas. Net mūsų religinė praktika nebus tyra, jei liksime prisirišę prie šios religijos, kuri yra instrumentas, kuri yra ne kas kita kaip ženklas, rodantis į tave, tavo mistinę patirtį. Kuomet turi galingą pasitikėjimą tuo, ką patyrei ir pažinai save, turi žengti pasitikėjimo žingsnį ir palikti visus konceptus, įvairiausias formas ir tikėjimus, kad pamatytum tikrąją jų prasme. Tai yra mistinis paradoksas, kuomet paleidi religiją, kuomet atiduodi viską Dievui ir tampi niekuo ant Dievo pažinimo pagrindo. Tuomet ir tik tuomet gebi ją pažinti, tokią, kokia ji iš tikrųjų originaliai yra. Šią tiesą, kurią atspindėjo didieji mokytojai. Taigi nuoširdžiai savęs paklauskime, ar matome tuščią visų dalykų priimti ir neieškome nieko išorėje. Išorėje nerasime visiškai nieko. Dievo pažinimas yra tavyje ir visame kame. Tačiau durys, vartai į tai Dievo artumą yra tik tavyje. Dievas yra kur kas daugiau nei religinės formos, nei tai, kas yra išreikšta laike, nei visi šventraščiai, žodžiai, simboliai. Žmonijos neliks, bet Dievo tiesa ir pažinimas yra persmelkęs šią egzistenciją per nesibaigiantį laiką. Prisirišimas prie religinių formų yra nepasitikėjimo patyrimu ženklas arba patyrimo neturėjimo ženklas. Visi simboliai, visi mokymai atspindi tam tikrą procesą tavyje. Yra posakis, sakantis,
Tavo protas, tavo esybė yra Buda. Tai pažinti yra medicina sergančiam žmogui. Tačiau tam, kuris serga nuo medicinos, kuris serga pasveikimu ir tapo prisirišęs prie proto ir Budos, mes sakome, nėra jokio proto ir nėra jokio Budos. Tokia yra universali tiesa. Dievo dvasia yra neapibrėžiama, neapčiuopiama, nesuvokiama. Kad ir kaip bandytume tai apibūdinti, užgriebti, tai yra tik tai formos šioje sąmoningumo erdvėje. Esybė yra anapus visko, ką galime patirti, anapus visų išraiškų. Tad Dievą pažinusio žmogaus protas atsiremia į tuštumą. Visi religiniai debatai, net ir visų šventraščių kalbos, tai yra formos ateinančios ir praeinančios laike. Kas tikra tavyje yra Dievo dvasia, vienintelis dalykas. Kur yra visi šie konceptai? Kur yra ši asmenybė, dvasinga asmenybė? Pažvelk į įžvalgą į savo protą ir pastebėsi, jog jame nėra nieko. Šios ateinančios ir pranykstančios mintys nesi tu esi regėtoja, amžinai ta pati. Tačiau kur esi? Tavyje tvyro tuščia erdvė. Tačiau ši erdvė atpažįsta save, nes esybė yra grynasis suvokimas, pažinimas, patyrimas. Kai pažvelgi tai, kas esi ir visą tai, ką patiri, kur esi tu? Viso labo nesibaigianti gausybė patyrimų, minčių, jausmų, potyrių, ateinančių ir praeinančių. Niekuomet nebeiškylančių dar sykį, nuolat bekeičiančių savo veidą. Tačiau grynojo sąmoningumo veidas yra visuomet tas pats. Veidas neturintis formos. Tad pamažu gilėjant mūsų pažinimui, yra paleidžiamas visos šios formos, pažinimu tuo, ko jos iš tikrųjų yra, atpažįstant tuščią jų prigimtį. Ir mes susitelkiame ties tuo, kas nemaru. Kuo giliau apsimariname, tuo mažiau priešpriešos patiriame, tuo glaudesnis mūsų ryšys su Dievu, tuo labiau mums atsiskleidžia vienio sąmonė. Ir regime vienumoje visą tai, ką patiriame, visą gyvenimo vyksmą vieno skonio. Be jokio dualumo, nelygindami tai, kas gerai, kas blogai. Iš tikrųjų atrandame ramybę ir pasimėgavimą pasidavime. Leidime viskam skleisti savaime šiam gyvenimui. Tampame lengvi, neatmesdami nieko. Šis paveikslas simbolizuoja Mariją Magdalietę po Jėzaus mirties, išėjusią į Egipto dykumą. Matydami tokius religinius paveikslus, visų pirma turėtume savęs paklausti, ką tai atspindi dvasinėme kelyje, ką tai atspindi vidinėme sielos pasaulyje. Nes tai yra gilūs simboliai, neatspindintis tam tikrą žmogų, tam tikrą istoriją, bet tai yra veidrodis į tave. Religiniai simboliai yra veidrodis. Kuomet mirštame visom formom, visiem konceptam, prisirišimui prie žodžių ir tekstų, atsiremiame į Dievo artumą. Tuomet mes per intuiciją tai aiškiai regime. Taigi tai yra mūsų sielos atspindys. Ši kaukolė simbolizuoja mirtį tam, kas buvome,
bet taip pat mirtį visiems konceptam apie save, apie tai, kas esame, ką darome. Mirtį prisirišimui prie bet kokios išraiškos, prie bet kokios formos. Ir ši mirtis yra pasiekiama tik Kristaus atpažinimu tavyje. Kai tavo akys nebemato nieko kito, tik Kristaus prigimtį, tuomet tikrai pažįsti mirtį, apie kurią kalbame. Ir šis pasaulis tampa dykuma, Egipto dykuma, vieno skonio ir tuščias, neužpildantis. Vienintelis Dievas yra gyvenimo pilnatvė. Žvelgdami į save, matysime ir visą pasaulį pilną, bet tam reikia, kad mūsų dėmesys niekuomet nenukryptų nuo to, kas esame, nuo šio atpažinimo. Ši mirtis yra pastatyti savo gyvenimą ant nenykstančio pagrindo. Šioji knyga atversta nėra religinis raštas, Biblija, Evangelija ar dar kas, kokie užrašai. Iš tikrųjų tai yra Dievo įstatymas įrašytas tavo širdyje. Kai tavo akys nebenukrypsta į nieką kitą, tik Kristaus prigimtį. Ši Dievo įžvalgos knyga yra atveriama, nepranokstamos išminties ir įžvalgos knyga, kurioje nėra raidžių, žinojimo, intuicijos knyga. Esybė ir yra pats pažinimas. Kad išdrįstume žengti šį drąsų žingsnį į tuštumą, pirma mums reikia gero pažinimo, gero požiūrio. Ir tai yra daug drąsos pareikalaujantis žingsnis. Dažnai mūsų protas sukuria įvairius barjerus ir baimės, didžiulės nepakeliamas baimės. Manome, įmirsime psichologiškai ir paleisime prisirišimą prie religinių konceptų, kuriuos sukūrėme. Kad prarasime Dievo artumą, būsime prarasti. Ir dažnai žmonės, norintys išlaikyti galią, mums taip pat tai sako. Tačiau kad ir kur nueitum, kad ir kur būtum, kad ir ką darytum, visur atrasi Dievą. Dievas yra persmelkęs visą egzistenciją. Nesvarbu, ar tu vienoje religijoje ar kitoje, ar nepriklausai niekam. Dievas amžinai tavyje, tai yra tavo pati gyvybė. Teko pereiti per daugybę religinių grupių ir pastebėjau, jog kiekviena grupė gyvena tam tikram savitam burbule, dažnai tikėdami, kad jie yra vieninteliai išrinktieji, kad jų tiesa yra vienintelė tiesa, jų dogma yra vienintelė tikra dogma. Kai jos palikdavai, tave laikydavo prarastu. Bet tai yra nepaprastai siauras požiūris. Tai yra uždaryti Dievo galybę, tarsi degtukų dėžutė. Visi šie žodžiai yra niekas. Visos šios formos yra niekas. Vien Dievas yra. Kiekviena religija tai išreiškia šiek tiek kitaip, turi kitus simbolius, tam metui pritaikytą kalbą ir išraišką. Tačiau yra viena tiesa, kurią atspindėjo didieji mokytojai. Ir jie ją atspindėjo, nes mirė tam, kas buvo tuo metu nustatyta. Jie pastatė savo gyvenimą ant tiesos, vienos tiesos patyrimu. Tad ir mes pamažu su branda paliksime tuos konceptus ir atremsime savo gyvenimą ant tikro pagrindo, pažindami tuščią visų dalykų prigimtį. Pažindami religiją kaip įrankį, ne kaip stabą. Pažindami dievus savyje, simbolius savyje, patirdami tikrąją religijos esmę. Visa ši kelionė yra nepaliaujama mirtis. Mirti, mirti, mirti. Mirti mūsų senom reakcijom, mirti įsitvėrimui į pasaulį ir mirti savo konceptam, idėjom apie save, kurią sukūrėme.
mirti taip pat dvasingam ego, atiduoti viską į Dievo rankas. Tuomet atsirėmę į nieką turime viską. Nuostabus paradoksas. Tuomet po visų klajonių sugrįžtame į visako pradžią ir pažįstame, jog tikroji religija, artumas su Dievu, yra normalus gyvenimas, yra skaidrus protas, yra paprasta, autentiška būtis, nieko ypatingo. Tai yra pasveikti iš iliuzijos, sugrįžti namo.